Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir pradėsiu tikrai nuo džiugios naujienos jums. Tai apie visą tai, apie ką aš pasakosiu šioje laidoje, su nuolaidos kodu Modestas žuvauja internetinėje parduotuvėje triturusfishing.com gausite 15% nuolaidą. Vėl. Nori Andriuk patraukti? Aš pats. Va, meškerytė, kada norėsim. Čia gal graibšto reikės? Gal. Hebrytė. Koks grožis. Masalas palyginus su žuvim nėra didelis. Žodžiu, padarau dar, Beveik tavo ūgio. O aš ganėtinai aukštas. Kągi, kaip jau ir sakiau, kad antrą dalį papasakosiu daugiau apie viską, ką mes turbūt su bičiuliais atsirinkę, nes visgi turiu draugų nemažai, kas šamus gaudo truputėlį anksčiau ir vis kaip klausdavau pas juos, tai taip numykė ir tuo viskas pasibaigė. Turiu čia tokį pasirašęs iš savo įžvalgų planelį, ką pasakosiu ir ką esu pastebėjęs, nes realiai 2 paskutiniai sezonai tai tikrai daug praleidau ant vandens gaudant šamus. Ne tik aš ir mano draugai, tai tiek mano įžvalgos, tiek jų įžvalgos, aš po kiekvienos žūklės viską užsirašau, tai toks kaip manau, kad tikrai pravers hebrytė jum stipriai. Dėsiu viską nuoširdžiai ir nesakysiu jokių, čia nebus jokių paslapčių, nieko, nes realiai buvo ganėtinai nelengva atsirinkti viską. Dabar šiai dienai tikrai pagaunam mes jų gerai ir skirtinguose ežeruose. Tai pradėsiu turbūt nuo planas, čia yra 9 punktai mano, apie kiekvieną papasakosiu. Tai tarkim, masalai ir galvakablių svoriai. Masalus naudoju Pontoon 21, Duo arba Major Craftus dažniausiai. Iš tikrųjų, aišku, ir tekę, paleidžiam daug, turbūt 95% žuvies paleidžiam, bet būna, kad ir vieną kitą pasiimam. Čia nieko tikrai nėra, manau, baisaus. Tai visgi skrodžiant, kas man įdomu, kad nesu radęs kažkokios didelės žuvies. Visos žuvys tokios turbūt iki kokie 16-17 cm. Nėra ten, tarkim, kad ir šamo tie nasrai milžiniški, tačiau žuvyčių nebūna skrandyje didelių. Būna tokios vidutinės ir link mažesnės pusės. Tai kažkaip ir kai pradėjau gaudyti, tai atrodydavo, kad to didelio masalo nori, bet kažkaip rudeniop galbūt, rudenio sezonų galbūt ir didesnis tas masalas yra suveikęs, tačiau pagrindas nuo turbūt kokie 14 iki 18 cm.
Tai taip nėra, nu iš tikrųjų geras sprindis. Tai dydis masalų toks ir galvakablių svoriai. Galvakablius naudoju pagal sąlygas. Jeigu oras ramus, geras, gaudau arba visiškai be svorio. Va, tarkim, kaip šiuo atveju. Čia yra Major Crafto guminukai. Va, įsukta į viršų nosis, apačioj vienas trišakis. Reikalui esant, kada įsukta būna nosis, galima uždėti švinelį. Va, ir tada jau jinai eis giliau, jeigu ten vėjas kažkoks, nu viskas, sakau, pagal sąlygas. Vyksta guminukai, kuriuos naudoju, tai, kaip jau sakiau, Major Craftas, Duo ir bent jau šiuo metu geriausiai yra Pontoon 21 dydžiai nuo 6 inčų, 6, 6,5 ir 7. 7 daugiau antroj vasaros pusėj link rudens. Dabar 6, 6,5. Tepalas. Tepalą irgi visada naudoju. Nuomonių apie jį irgi yra įvairių. Bet tikrai pastebėjau, kad kada yra tas šamas aktyvus, jo, viskas gerai, galbūt to tepalo ir nereikia. Tačiau, kada jeigu kas esate gaudę šamus, visgi yra, tu matai ant echaloto, kada jisai seka, apsisuka, grįžta. Kada jisai seka, va, kaip ir šiemet gaudėm, va, tik buvo sekimas, paėmei gausiai, užtepliojai, užmetei sekančių metimų, jisai pradėjo sekti. Aš tikiu tikrai, kad jisai pajautė tą kvapą, daliekęs, opa, išraiškingas kibimas ir žuvis yra. Jeigu apie kvapus, tai dėlės kvapas man, sykas karšis, kalmaras, vėžys, česnakas, sliekas, krevetė. Tokie turbūt pagrindiniai kvapai, kuriuos aš ir mano bičiuliai naudojame. Valai, valų storis, fluorokarbono storis, karabinai. Valą naudoju Major Crafto PE trejetukas 50 LBS-ų. Major Crafto. Čia jo yra labai patogiai suvyniota po 300 metrų, vis kiek nusisukė, užsirašai, kiek dar likę. Tikrai geras valas, nenuvylęs, drūtas, stiprus, patys matėte, gaudau šamus. Plonesnio nežinau tikrai ar reikėtų, storesnio irgi. Nežinau, toks mano galva yra viduriukas. Fluorokarbonas. Major Crafto Dangan Shock Leader 100 LBS-ų. 0,910, 45 kg su trupučiu. Ganėtinai toks storokas, bet kada gaudai didelę žuvį, tiek tai pačiai lydekai, tiek tam pačiam šamui yra tikrai geras dalykėlis. Atradau karabinus šiemet. Tai ima firmos. Kas įdomu, kad jie yra nedideli ir baisiai drūti. Antro numerio testas 57 LBS-ai. Nu tai patys pagalvokit. Jie yra tokie ganėtinai įdomios suvirinti. Nėra tokių kaip ir kažkokių tai, kaip kiti karabinai būna. O čia, nežinau kaip čia matysis, bet jis toks praktiškai vientisas. Nežinau, matosi ar nesimato chebrytė, tai tikrai nei karto nenuvylė. Toliau. Radus šamą pravedimas. Iš tikrųjų,
Mano galva, kiek esu pastebėjęs, tai pravedimas turėtų būti gal turbūt metimas kuo tikslesnis, o pravedimas kuo lėtesnis. Tai irgi naudoju pagal oro sąlygas, tarkim, būna visai be švino. Šiaip idealiausi mano galva ir kaip aš gaudau, tai kada ramus oras, kada nedidelė bangelė, tai nuo 5 gramų arba nuo 0, kaip jau sakiau, visai be švino, iki 10. Aišku, būna vėjai, būna nepalankios oro sąlygos, tada jau aišku reikia viską didintis, tačiau ir pravedimas tas turėtų būti metimas visų pirma, kuo tikslesnis ir pravedimas, kad ateinant, tarkim, šamas plaukia iš čia, jūsų masalas ateitų tiesiai jam į veidą, truputėlį aukščiau nasrųjo. Ir seka kibimas. Kažkaip yra tekę pagauti, kada ir netaip tiksliai užsimeti, bet labai jau retai. Kuo subtiliau ir tiksliau reikėtų viską padaryti. Galvakablius irgi naudoju paprastus su apačioj kilpele, per žiedelį suktuką eina trišakis, labai ilgo nedarau, kad tarkim va taip atrodo mano apkaustytos gumos. Ne čia kažkur trišakis, o netoliese galvos. Dar sugrįšiu truputėlį prie masalų temos, tai tas mano mylimas vokietukas, daugelis rašėt, kuris ten kodas, kokia spalva, tai Avarūna Evo 6, spalvos numeris 3311. Va, čia tas mano mylimas kibusis vokietukas. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad Pontūno naujiena Avarūna 6. Mano galva tai yra pats toks universaliausias masalas lydekai, šamui ar tam pačiam starkiui. Dydis jo yra 150 mm, 25,5 gramo. Iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėjus nuo Avarūna Evo nelabai kuo skiriasi, tačiau tikrai pabandžiau ir darbas, ir tas plastiškumas yra tikrai kitoks nuo Avarūna Evo ar Avarūna Dan. Iš tikrųjų, kitą žvejybą aš manau tik jais gaudysiu. Turiu pasiruošęs jau jų dėžutę, tai tik jais gaudysiu, nes kas yra nauja, tas yra iš tikrųjų ir įdomu. Va, tvarkinga meškerytė šitą. Graibštas ar pirštinis? Gal graibštas. Iki 400 gramų kotą, jeigu lenkia taip, tai žinokit, kad jau neblogas žuveliakas. Tai paėms. Paimsime. Smagu, mums smagu baisiai. Jau didžiai. Sakai? Pusantro, kaip apsiūta metriuką. Yeah! Gražiai.
kaip dūrės. Trišakiukas klysta. Aš gal ir norėčiau nusipirkti. Nu tai, jiem. Va, gražuolės. Kiek grytė. Oi, čia su dviem įrankiais reikės. Gerai, tai. Paros metas, kada geriausia gaudyti šamus ir ta vadinama valanda X. Šiuo metu, tarkim, pavasarį, kiek teko pastebėti, tai turbūt toks didžiausias sukilimas jų būna anksti ryte, tiesiog prašvitus ir apie porą valandų gerų. Ir tada, kaip jau į povakarę, turbūt antroj dienos pusėj, nuo 2 valandos turbūt vėl toks būna išėjimas 2-3 valandas, kiek teko pastebėti. Aišku, nesakau, kad tai yra visur ir tai yra visada, tačiau, čia tiesiog mano pastebėjimai yra tokie ir tarkim, kada seku aš ir tas mėnulio fazės, pastebėjęs, kad pirmos 3 pilnaties dienos, kada stoja pilnas mėnulis, yra tikrai labai rezultatyvios. Ir čia ne tik šamų žūkliai, tačiau ir apskritai visų plėšrūnų. Tai atkreipkite dėmesį į chebrytę. Ta valanda X irgi yra buvę atvejų, kada plaukioji randi tuos šamus, tačiau jie nenori kibti ir paskui išėjimas tas toks. Būna pusvalandis valanda, per tą pusę valandos, per valandą gerą, per pusantros pagaut gali 5, 4, 6 vienetus praktiškai, kurią mesi, tas ir griebs. Tai irgi, bet rečiau, iš tikrųjų šiai dienai, šį pavasarį kažkaip rytas ir paskui popietė rezultatyviausia būna. Kada vaikomės šamą? Iš tikrųjų, kuo daugiau gaudai, tuo daugiau turbūt, aš čia kalbu apie mūsų chebrą, tuo daugiau gali nuspėt, ar tu jį pagausi, ar nepagausi. Iš tikrųjų, jeigu šamas juda greitai, ganėtinai, pabandai užmesti ant kelis kartus ir matai, kad ten absoliučiai jokios reakcijos, jisai juda, tai kažkaip net, galima sakyti, padrikai, chaotiškai kažkaip į viršų, į apačią, ten žemyn, aukštyn. Siūlyčiau, nežinau, truputėlį pasiekti, pasižiūrėti, koks jo yra elgesys ir arba vargt ant jo, arba palikti į ramybę ir tegul jisai ten toliau juda savo keliais. Geriausia turbūt ir lengviausia sugauti šamą, kada yra jisai stovintis arba labai lėtai judantis. Mano galva, jisai tuo momentu yra pasiruošęs medžiokliai. Nors iš kitos pusės pagalvojus, kada greitai plaukioja juda, galbūt jis irgi ten medžioja kažkaip tai. Tačiau yra sudėtinga jau jam pateikti kažkaip tą masalą. Yra, aišku, buvę atvejų, kada jisai chaotiškai juda, tačiau pasiseka jam teisingai užmesti, jisai galbūt negriebia, tačiau susidomi, stabtelna, pajaučia turbūt tą vibraciją kažkokią, tai stabtelna, tada pradeda lėtai judėti, tada jau padidėja ryškiai šansai jį pagauti. Tačiau jeigu vaikantis ten, kaip esu girdėjęs, kad ten, tarkim, greitai judantį šamą vaikosi 40 minučių, valandą, gal net dar daugiau, kažkaip nežinau, kiek esam bandę, tiesiog jau ta kantrybė baigėsi, tai siūlyčiau galbūt ieškoti kito. Tai kažkaip tai taip. Apie tą dar nuspėjimą, jeigu kada jisai guli ant dugno. Jeigu irgi, tarkim, ėjo šamas, pamatei tu ten į kažkaip tai, kad ir lėtai judantį, užmetei
masalą jisai galbūt pamatė, sėdo ant dugno. Tokio šamo mes irgi negaudome. Tiesiog jau mano galva jisai neims, nežinau. Čia sakau, tik tais mano nuomonė, galbūt kažkas klysite, galbūt aš klystu, gal kažkas tai turite savo nuomonę, irgi malonu būtų, kad pasidalintumėt, nes visgi ta šamų žūklė kuo toliau, tuo labiau populiarėja, iš tikrųjų yra įdomi, šamų ežeruose tikrai yra daug, praktiškai visuose chebryte. Tai taip, jeigu irgi čia va dar pasižymėjęs apie šamo tas paieškas, tai jau turbūt daugiau gal ir nesiplėsiu. Aišku, kuo daugiau žuvauji, tuo lengviau būna jį pagauti, lengviau būna perprasti. Jeigu apie guminukų, tarkim, spalvas, ne, tai spalvos irgi toks, realiai nėra to tokio, kad būtų kažkas tai, kaip senais laikais turėdavom guminuką, baltą su juoda nugara ir salotinį su juoda nugara, raudona uodegytė ir daugiau atrodydavo nieko nereikia, jeigu kips, tai kips ir taip, nes... O va šamui, nežinau, žinokit, tas spalvų gama nėra jinai labai didelė, bet yra tiek ryškalai dominuoja, tiek natūralūs dominuoja. Kas mane sekate chebryte, tai aš tikrai nieko neslepiu, tų daugiau, aišku, natūralesnių spalvų ir gal su nedaug to tokio ryškalo, nors irgi buvę išimčių kala, va tarkim, čia tikrai ryškus masalas, arba po to morka, ir supras kaip nori. Tarkim, kaip darau aš. Pasirenku kažkokį tai masalą, jeigu užmeti gerai šamui pravedi, būna jisai nesureaguoja, nieko nedaro, tada keičiu masalą. Jeigu būna taip, kad užmeti į šamų, jisai pamatęs masalą skuodžia žemyn, tai praktiškai jau tą dieną to masalo nededu. Tada jau kažkaip tai kitaip bandau žaisti su spalvomis. Dar dalykas vienas, kaip aš darau. Tarkim, jeigu yra masalų, kurie, top, tarkim, 10 ar top 5 ten mano, tai, pakalbėkim apie šitą, tarkim, kaip ir vokietuką. Jisai mano vienas yra iš favoritų. Tarkim, yra aš tada tą pačią spalvą, ta pati spalva apsikaustau 5 gramai, 7,5, 10 gramų ir net 15 gramų. Galima pamažiau, galima, tarkim, vieną užsidėti 5 gramų galvakablį, kitą užsidėti, tarkim, 10. Tada būna lengviau. Jeigu šamas kažkur stovi giliau, tada dedi jau sunkesnį. Jeigu, tarkim, vėjas kažkoks tai sukilo, irgi tada dar gali pasunkinti. Aišku, galima kabinti ir tuos vadinamus kiaušiukus. Yra jų įvairiausių, tiek wolframinių, tiek švieninių. Man kažkaip, nelabai patinka juos kabinti. Man kažkaip geriau gaunasi, kada viskas vyksta, arba tada jau ant nosies dedi tą svarelį, kad viskas būtų greičiau. Kokias grožės. Leidžiam? Tai aišku, leidžiam. Užmindė didesnis. Ne. Adrenalinčiko. Visa tai, bičiuliai, kuo aš gaudau, ką aš čia turiu, galite rasti triturusfishing.com. Tikrai milžiniškas pasirinkimas, kas liečia spinningą, pasižiūrėkite. Ir tikiuosi, jums padėjo šitos mano kalbos, ką aš esu pastebėjęs. Čia sakau, čia tik tais yra mano ir mano bičiulių nuomonė. Andriukas šiandien negalėjo, išvažiavo kažkur tai puotaut. Be gėdės būtų buvęs, jisai būtų pakalbėjęs daugiau apie echaloto nustatymus, apie tuos visus
rodmenis, o aš apie masalus papasakau, tai tiek turbūt draugai. Visada galite mane paskatinti, turbūt prisidėti prie laidų kūrimo, tai sąskaitos numeris asmeninis mano yra po aprašymu video ir sudėsiu nuorodas su guminukais, su tepaliukais. Meškerių dabar neturiu, bet meškerės irgi jau dabar atsirinkau tikrai, kas idealiai tinka šamui, sudėsiu ir nuorodas į meškerės, pasižiūrėsite, galbūt kažkas jums tiks. Ir tiek, turbūt draugai, lauksiu po laidos foto su šamais jūsų. Ir ačiū, kad stebite, ačiū, kad sekate, ačiū, kad prisidedate. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.